pasiemame skečas, 3D skečas. Brėžiam nuo centro. Vienoje plokštumoje. Dabar tabulacijos mygtukas. Turim kažkokią erdvinę konstrukciją. Dabar matom rėmą. Suduodam matmenis, nežinau, 400 mm, 200 ir 300. Štai mūsų toksai elementas. Keliaujame į Elements. Pasirinkam Srišlo Member ir čia aš pasirinksiu apvalų skerspjūvį, ne? Reiškia, pipe. Bus, sakykime, kažkoks tai žemių iš eilės linijas nubrėžti. Gal beveik ir užtektų mums. Nes to turime štai tokią konstrukciją. Tada aš keliauju į Simulation. Pasirinku naują studiją. Čia mes priskiriam medžiagos savybės, Apply Material to All Bodies. Pačiam viršuje SolidWorks Bin Materials, tai europinį standartą atitinkančios medžiagų žymėjimas, pasirinkam S235 vietą. Apply Close. Įtvirtinimai pas mus bus gembinis įtvirtinimas, tai Fixed Geometry. Aš jau čia pasirinksiu nebe Immobile, bet Fixed Geometry. Šitą mazgę. Okay. Apkrova, Force, nežinau, sakykime, čia mes galime šitą mazgę, išduosim apkrovą, kryptis apkrovos tegul bus statmenai to plane, ir čia bus 500 metrų. Direction čia nereikia. Okay. Dar uždėsim sloginį, skirstytą plūdant šitą elementą, kuris veiks horizontalioje plokštumoje, tai reiškia, stamai Force irgi bus. On Beam jau dabar pasirenku šitą elementą. Krypčiai nurodyti aktyvuoju angelį, pasirenku Right Plane. Statmenai jam, čia bus 400 Newtonų per unit length. Gerai? Gerai. Ok. Turim apkrovą, jeigu norim pakeisti kryptį, Redefinition, tegul bus Reverse Direction. Gerai. Jeigu dar mus domintų momentas, pavyzdžiui, šitam taške, kad veikia kažkoks momentas, žiūrint iš tos pusės veiktų pagal laikrodžio rodyklę, tai aš, sakykime, galėčiau eiti vėl Externalaus, Dešinį Force, pasirinku mazgę, šitą mazgę, taip. Krypčiai nurodyti momentų vėl žymėsiu plokštumą kažkokią, tai plokštuma bus ta, kurioje veikia momentas. Mano atveju right plane'as būtų. Arba lygiagrečiai šitai plokštumai, nebus. Right plane'as, tai reiškia momentas veiks lygiagrečiai right plane. Taip, aktyvuot. Ir dabar aš jau čia užrašęs 80. Enter. O dabar jau matau diską štai šitoj pusėje. Vadinasi, rodyklė rodo nykščio kryptį. Aš paimčiau dešinę ranką, nykštį nukreipčiau rodyklės kryptimi ir pirštai mano dešinės rankos rodytų, kuria kryptimi veikia momentas. Tai kaip ir sakiau, žiūrint iš šitos mano pusės į konstrukciją, momentas veiks pagal laikrodžio rodyklę. Taip jisai dabar ir veikia. Dabar paspaudžiu Run ir atlieku skaičiavimą. Dabar konstrukcija yra štai taip, sakykime, deformuota. Matosi, mes turime maksimalius įtempius, čia raudonas spalva,
tikėtina, kad čia ir bus maksimalu. Dar pasižiūrime, kur veikia maksimalų sukimo įtempiai. Tai turbūt visame šitame elemente turėtų būti vertikaliame. Define stress plot. Omega paskalis iš karto. Torsional. Okay. Na, čia mes matome 15 megapaskalių. O čia sukimo momentas 67 megapaskaliai. Gali būti. Čia nuo sloginio Q veikia momentas 15. Gerai, dar grįžtu čia. Mes pamėginsime ir vienam ir kitam elementui paimti ir pasižiūrėti, kokie veikia tie ekvivalentiniai įtempiai pagal, sakykime, mizesą. Find results equation. Čia aš turiu susivesti mizeso įtempį. Gerai. Pasirinkam element values, kadangi įtempius žiūrėsime. Čia aš rašau funkciją square. Taip, skliausteliuose rašau įtempius irgi skliausteliuose, kadangi skersas kvadratu. Skliausteliuose beam stress maksimalūs normaliniai įtempiai kvadratu plus 3 kart tangentiniai beam stress torsional. Uždarom skliaustelį kvadratu. Taip. Ir ok. Dabar aš čia sukūriau, sakykime, formulę, kuri man rodys mizeso įtempius. Na, vadinsim tenais mizes. Okay. Ir maksimali reikšmė yra 222, vis tik vertikaliam, kaip ir prieš tai buvo pagal maksimalius įtempius. Tačiau dabar, jeigu čia prieš tai buvo horizontaliam apie 165 megapaskalius, tai mizeso įtempiai horizontaliam jau dabar yra virš 200, kadangi dideli sukimo įtempiai papildomai atsirado dėl mano pridėto sukimo momento. Dabar, jeigu man reikėtų results equation, aš čia lygiai taip pat galiu suduoti ir factor of safety. Tai reiškia 235 E6 dalinta iš. Ir čia aš jau dabar vėlgi rašau tą pačią formulę, kuri buvo prieš tai užrašyta. Functions square. Dar kartą. Beam stress upper bound. Power kvadratu plus 3 kart. Čia beam stress torsional. Pasidaro skliaustelis kvadratu, square ir viskas čia. Okay. Ir čia false 1 metras. Okay. Ir dabar aš jau turiu turbūt atsargos koeficientą pagal mizesą. Ir jisai nėra išvaizdus, kadangi skalė yra nuo raudonos, čia beveik 0 apkrovos ir reiškia labai didelis atsargos koeficientas, tai reiškia aš einu čia dešinę klavišą, edit chart options. Vietoj automatically maximum value, aš rašau, kad man rodytų tik koeficientas iki 3. Ir dabar jisai man rodo, sakykime, kaip pasiskirsto tas atsargos koeficientas, tai reiškia, matom, čia visas tas elementas. Beveik viskas, kas mėlyna, yra mažiau negu vienetas. Visi šitie abudu elementai yra nepakankamas stiprumo. Ir minimaliai atsargos koeficiento reikšmė yra 0,87